Lietuvoje Olimpik kazino bendrovėse Šarūnas Stepukonis lošia beveik 5 metus. Prokuroras atskleidžia, buvęs Baltcap partneris Šarūnas Stepukonis pralošė 37 milijonus eurų. Lošimo įmonės Stepukonis skatino ir tam skyrė dar per milijoną. Naujos detalės apie 10-mečio aferą. Šarūno Stepukonio pavogtus ir praloštus milijonus iš Baltcap fondo įmonių. Teisėsauga suskaičiavo, kad Baltcap vadovų gretose dirbęs Stepukonis iš fondo pasisavino per 42 milijonus eurų, o 37 iš jų pralošė Lietuvos ir Estijos kazino. Lošimų bendrovės jam pinigus pralošinėti padėjo. Olimpik kazino ne tik nesigilino, iš kur Stepukonis traukė milijoninės sumas, bet ir skatino. Skyrė jam 1 300 000, kurių jis negalėjo išsigryninti, bet galėjo pralošti. Aiškėja ir dėl ko kalėjime Stepukonį lankė dabar aplinkos ministro pareigas einantis Povilas Poderskis. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje Olimpik kazino bendrovėse Šarūnas Stepukonis lošia beveik 5 metus, konkrečiai nuo 2016 iki 2021 metų. Kaip tik tuomet jis dirbo Baltcap fonde ir eidamas aukštas vadovo pareigas rūpinosi nacionalinio stadiono projektu bei jam skirtais milijonais. Daugiau nei metus trukusią tylą apie vieną skandalingiausių pastarųjų dešimtmečių aferų Stepukonio praloštus milijonus nutraukė FNDT ir tyrimą kontroliuojantis Europos deleguotas prokuroras. Atlikta 100 krūvą duomenų ir 100 laikmenų, kalbant kiekiais turbūt 100 terabaitų, išanalizuota dešimtimis yra banko sąskaitų, 8 atlikti įmonės ūkinės finansinės veiklos įmonių, ūkinės finansinės veiklos patikrinimai. Viso šiai dienai nustatyta, kad pasisavinta buvo daugiau nei 400 milijonai eurų. 42 milijonus teisėsauga suskaičiavo gavusi informaciją iš užsienio valstybių teisėsaugos pareigūnų, taip pat tyriant fondui priklausančių įmonių finansinės ataskaitas. Didžioji liūto dalis buvo pralošta Estijoje bendrovėje. Pasirodo, Estijos OB Holding One bendroviai, kuri valdo Estų Olibet puslapį, Stepukonis pralošė daugiau nei 31 milijoną eurų, 6,5 milijono Lietuvos Olimpik kazino bendrovėse ir likusius 6 milijonus nesėkmingai investavo Vengrijoje registruotų brokerių kontorose. Lošimų priežiūros tarnyba teigia, kad jis lošė internete, fiziškai nesirodydamas kazino. Nustatyta, kad Šarūnas Stepukonis lošė tik internetinius nuotolinius lošimus Olimpik kazino Grubalti ir interneto svetainėje olibet.lt. Nuo 2021 metų vidurio lošėjų skatinimas Lietuvoje buvo uždraustas. Prieš pat įsigaliojant įstatymui, Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją, kur toliau leidžiama skatinti lošėjus. Vykdė lošimų sesijos bendrovė, kuri Lietuvoje surinkti ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenys aplamai neturėjo licenzijos. Tai yra neturėjo licenzijos išduotos lošimų priežiūros tarnybos vykdyti, teikti Lietuvoje lošimo paslaugas. Tokiu būdu bendroviai pavyko ne tik išlaikyti paskatinimus už lošimus Stepukonio atžvilgių, bet ir išvengti galimos lošimų priežiūros tarnybos priežiūros. Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys teigia, kad Estijos kazino Stepukoniui sudarė išskirtinės sąlygas, kurios eiliniam lošėjui būtų neprieinamos. Aplinkybės, kuriomis Šarūnui Stepukoniui buvo sudarytos galimybės lošti Estijoje, yra ikiteisminio tyrimo dalis. Pasak prokuroro, Estijos OB Holding One pareikšti įtarimai dėl neteisėtos komercinės ūkinės veiklos. Na, o Lietuvos Olimpik kazino, kuriame Stepukonis pralošė 6,5 milijono, lošimo priežiūros tarnyba skyrė 9,5 milijono eurų baudą. Esą jie pažeidė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą, tarnyba nustatė 5 pažeidimus. Esą kazino nesivargino tikrinti Stepukonio turimų milijonų kilmes. Buvo pritaikytos tokios priemonės, kurios buvo nepakankamos tam, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra tikroji lėšų kilmė. Tai kitaip tariant, nebuvo ieškotas pirminis lėšų šaltinis. Tarnyba sako mananti, kad Olimpik kazino bendrovė sąmoningai sabotavo tyrimą, vilkindama procesus. Negana to, kad Olimpik kazino pro pirštus žiūrėjo į tai, iš kur pas Stepukonį tiek pinigų lošimams, ji dar ir skatino jį lošti. Pavyzdžiui, buvo padovanojusi 1,3 milijonų eurų lošimams, kurių jis negalėjo išsigryninti, bet galėjo pralošti. Kaip galiausiai ir atsitiko? Lošimų priežiūros tarnyba surinko pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, kad lošimai buvo neatsakingi, tai yra netitiko
pramoginio lošimo požymių. Prokuroras atskleidžia, kad Stepukonio bylą papildo ikiteisminiai tyrimai dėl dar 2 nusikalstamų veikų, esą jis slėpė pajamas vengdamas mokesčių ir vykdė apgaulingą apskaitą savindamasis pinigus. Prokuroras sako, kad Stepukonis bendradarbiauja su teisėsauga vykdančia ikiteisminį tyrimą. Duoda parodymus, o į detalės tikrai šiandien lysti nenorėčiau, kadangi iš esmės tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, jie vertinami greta kitų byloje gautų duomenų ir akivaizdu, kad tų duomenų jau parodymo atskleidimas šiandieną būtų per ankstyvas, aš manau. Šiuo metu Šarūnui Stepukoniui teismas yra paskyręs intensyvę priežiūrą. Jis privalo sėdėti apykoje. Prokurorai prašo šią kardomąją priemonę pratęsti.